Taigi šioje dalyje pereiname prie kodo ir pačios užduoties sąlygos. Kągi mums čia reikia atlikti? Pirmiausiai, žaidimo tikslas yra surinkti daugiau rupijų negu oponentas. Rupijos, tai kaip matote, štai šitie raudoni deimančiukai. Iš tikrųjų, kur vyksta veiksmas? Aš čia gal truputėlį pasididinsiu. Štai. Kur vyksta veiksmas? Tai yra eliksyrų parduotuvė, dirba dvynės seserys raganos. Ir jos nori įrodyti, kuri yra geresnė eliksyrų gamintoja. Reiškia, jums reikia uždirbti daugiau rupijų negu priešininkė. Ir tada jūs laimėsite šitą partiją. Be to, šita trobelė yra maža, todėl gali aptarnauti vienu metu nedaug klientų. Reiškia, jūs pasirinkti daug skirtingų eliksyrų vienu metu negalėsite. Taisyklės. Jūs kontroliuojat vieną raganą ir ji turi savo inventorių. Reiškia, ji tenais turi kažkiek ingredientų. Klientų užsakymai tai yra sąrašas ingredientų, kurių reikia išvirti tam eliksyrui ir už jį yra nurodyta tam tikra suma. Na, o žaidimą žaidžiame raundais ir kiekvieno ėjimo metu abu žaidėjai gali atlikti po vieną veiksmą. Kokie tai yra ingredientai? Ingredientai yra 4 rūšių ir jie sužymėti lygiais. Tai nulinio lygio yra mėlyni ingredientai, pirmo žali, antro oranžiniai ir trečio geltoni. Dabar žaidėjas kol kas pradeda su pilnu inventorium. Reiškia, pačio pirmo metu jūs turite 10 ingredientų. Ir inventorius bus žymimas kintamojų inv. Ir ten bus nurodyta. Tai aš apie kodą atskirai dar pašnekėsiu. Ir šitoje lygoje jums reikia išvirti tik tais 2 eliksyrus iš klientų užsakymų. Ir laimės tą raganą, kuris surinks daugiau rupijų. Dabar klientų užsakymai turi 4 skaičius, ir kurie parodo, kiek kokių ingredientų reikia. Be to, tie skaičiai yra neigiami. Nes, sakykime, žiūrėkime iš tai šį užsakymą, matome, kad reikia 2 mėlynų ir 1 žalio ingrediento. Tai yra tiek sunaudos šito eliksyro gamyba. Na, kaip pavyzdys čia, sakykime šitas. Reikia 2 mėlynų, 1 žalio, oranžinių nereikia ir 2 geltonų. Už šitą eliksyrą duos 10 rupijų. Ir aišku, jeigu abidvi raganos vienu metu išvirs tą patį eliksyrą, tai tuos pinigus dalintis nereikės, bet kiekviena gaus pilną kainą. Ir toliau žaidimas kada baigėsi. Kai nors viena ragana išvirs 2 eliksyrus, arba praeis 100 ėjimų. Ir dabar galime pasižiūrėti, ką daro mūsų kodas. Taip, čia yra komentaras, man jo nereikia. Štai čia yra žaidimo ciklas. While 1, kas reiškia amžinas ciklas, tai jis tęsiasi tol, kol vyksta žaidimas. Dabar žiūrime, kokius mums duomenys duoda kode. Tai yra veiksmų kiekis ir dabar kokie tai yra veiksmai. Veiksmai skirstomi iš pradžių tik tais į virimo eliksyrus, vėliau tik atsiras nauji, kad bus galima kažką tai išburti, kažką išmokti ir panašiai, bet šiuo momentu yra tik tais eliksyrų virimas. Visi kiti dalykai atsiras kitose lygose. Toliau, čia yra parodyta, ko kiekvienam ingredientui reikia. Tai yra, atsiprašau, ko kiekvienam eliksyrui kokių ingredientų reikia. Tai delta 0, delta 1, delta 2 ir delta 3. Toliau eina kaina. Šitie kintamieji kol kas yra, jie yra sukurti, bet jie nėra naudojami. Todėl, kad šitie du atsiras tik tais po 2 lygų, šitas atsiras po 1 lygos, o šitas irgi po 2 lygų. Čia matot parašyta, kad pirmas 2 lygas, tai jis bus visada 0.
Ir šitie duomenys yra perskaitomi, bet jie nėra išsaugomi. Ką mes turime toliau? Toliau turime 2 raganų inventorių. Nes ciklas sukasi tik 2 kartus, nuo 0 iki 1, 2 nesiekiam. Ir čia parodomas raganų inventorius. Ir kiek jos yra surinkusios taškų. Na, o apačioje mes galime išspausdinti tik tais tokias komandas. Arba virti ir eliksyro numeris, arba palaukti. Štai toks yra pasirinkimas. Arba virti, arba laukti. Aišku, laukti yra nenaudinga, reikia eliksyrus virti. Na ir paimkim, pavyzdžiui, kad ir šitą lygą, patį pirmą atvejį. Žiūrėkit, inventoriai abiejų raganų yra pilni. Mano ragana yra mėlynoji, priešininko yra raudonoji. Ir apačioje, kaip matote, yra eliksyrų sąrašėlis. Aišku, logiškai galvojant, akivaizdu, kad šiuo momentu geriausia yra gaminti eliksyrą, kuris duoda 15 rupijų. Ir vietoj pagaminto eliksyro atsiranda kitas klientas, reiškia, kai jūs padarysit vieną eliksyrą, vėliau bus ir papildomi. Gerai, tai dabar pirmiausia reikėtų duomenis išsisaugoti. Kadangi duomenų yra nemažai, šiuo atveju aš naudoju struktūras. Na, padarykim taip. Aš noriu parodyti, kad iš tikrųjų mano ragana gali virti be jokio sudėtingo kodo. Žiūrėkite tokį dalyką. Aš susikursiu kintamąjį NR kažkokį tai ir į tą NR išsaugosiu tiesiog bet kokio eliksyro ID. Tai yra, išsaugosiu visada paskutinio eliksyro ID. Pavyzdžiui, kad tas mano NR yra, atsiprašau, čia raidės netos, yra lygu. Action ID tai yra, kažką netaip nukopijavau, atsiprašau. Taip. Čia aš tiesiog išsaugau eliksyrų ID ir kadangi saugaus visus paeiliui, tai reiškia man visada liks paskutinis eliksyras. Ir dabar šitoje vietoje, kur reikia išspausdinti, aš pavyzdžiui išspausdinsiu kintamai virti numerį NR. Ir dabar, pavyzdžiui, paleidžiu kodą iš naujo. Tuoj pažiūrėsime, kol užkraus. Taip. Tai mano ragana labai verda intensyviai. Dabar žiūrim taip. Aš saugosiu tik paskutinį. Tai yra 70 eliksyrą, kuris gali būti išvirtas. Jam reikės -1, -1, 0, -1 eliksyrų ir kaina 15. Žiūrim taip. Aš tada sulėtinsiu gal truputėlį, kad lėčiau suktųsi žaidimas. Ir ką daro mano ragana? Štai, sumeta 3 ingredientus, išverda eliksyrą. Ir dabar išverda dar vieną eliksyrą. Štai. Ir matot, aš netgi surinkau daugiau taškų. Bet man suveikė tik tai šituo atveju, nes pereiti į kitą lygą reikia vis tiek sužaisti nemažai partijų. Ir nebūtinai paskutinis receptas turi būti geriausias. Gerai, kaip dabar padaryti kodą su logika? Aš noriu išsisaugoti visus duomenis. Kadangi duomenų, kaip sakiau, nemažai, aš naudosiu struktūrą. Tai saugosiu receptas struktūrą tokią. Man reikalinga kas? ID. Ir reikės, saugosiu kuo paprastesniu būdu. Tai bus taip. Inventorinis nulinis, inventorinis pirmas. Tai yra, kokie ingredientai yra tame užsakyme. Tuoj. Inventorius 3 ir int price. Ir kokia yra kaina šito recepto. Tai susikuriu struktūrą saugoti receptams. Ir susikursiu struktūrą raganai. Čia vien dėl to, kad man nereikėtų paskui daug kintamųjų rašyti. Ką ragana, kas man yra aktualu, tai yra, ką ji turi inventoriuje. Tai iš tikrųjų, kartojasi struktūra, bet tiek to, padarykim šitai, bus paprasčiau. Ta prasme, man svarbiausia, kad jūs pradžiai tik suprastumėt, ką reikia daryti, o paskui kodą pagal save jau galima perdaryti. Gerai, turiu struktūras ir receptui, ir raganai. Dabar, kad saugoti duomenis, man iš tikrųjų reikia
reikia masyvų. Dabar su masyvais tokia situacija. Arba kursiu statinį masyvą, kurio dydį aš apibrėšiu kintamojo action count, arba galiu naudoti dinaminį masyvą. Na, dauguma mokyklose mokosi statinius masyvus, nedinaminius, tai gal aš padarysiu su statiniu masyvu. Reiškia taip, man reikia masyvo, kuris yra receptas tipo. Receptas tipo. Masyvas vadinasi, tarkim, receptai. Ir jo dydis bus štai šitas. Action count. Taip, ir dabar man reikia visus šitus duomenis perskaityti į masyvą. Štai ir šitos duomenis surašyti į masyvą. Kodo aš čia keisti nenoriu kol kas, bet skaitimo momentu, tai sakykim taip, aš viską palieku taip, kaip yra, kiekvienas galėsit pasitaisyti pagal save, o šičia bus taip, kad sekundėlę, tai bus receptai įtojo ID bus lygu action ID. Aišku, galima parašyti visą skaitimą tiesiai į masyvą, bet aš nekeičiu pradinio kodo. Taip, tai ką aš dar skaitysiu? Tai man reikės iš viso šitiek. Tada bus tokie dalykai. Taip, delta. Šičia. Taip. Oi, o kodėl mano... Oi, aš čia darau, aš jau gadinu kodą. Taip, tai čia bus action ID, tas gerai. Tada delta 0 bus šičia. Čia bus delta 1. Čia bus delta 2. Čia bus delta 3, o čia bus kaina. Ir čia bus taip, inventorius nulinis, inventorius 1, inventorius 2 ir inventorius 3. O paskutinis yra kaina. Tai aš į masyvą štai susirašysiu šitų receptų duomenis. Be to, man dar reikia išsisaugoti ir raganos duomenis. Tai šalia receptų masyvo aš susikursiu ragana. Tai yra kintamasis ragana. Oi, čia su klaida parašiau. Kintamasis ragana, kuris bus ragana tipo. Tai yra viduje turės 4 komponentus. Ir šitoje vietoje, čia truputėlį kaip ir nepatogu su tiek kintamųjų. Ir man reikia išsaugoti tik tai tos raganos, kuri eina pirma, nes antra ragana yra priešininko. Tai bus taip, jeigu i lygu 0, tai tada ragana inventorius 0 yra lygu inventorius 0. Taip, tai čia išsaugosiu raganos duomenis. Štai tai, oi, čia 1, čia 2, čia 2 ir čia 3. Taip, kodą galiu replay pasidaryti ir pažiūrėti, ar nėra klaidų. Klaidą meta šitoje vietoje, nes pas mane yra kintamasis narė, kurį aš jau ištryniau. Gerai, paleidžiu dar sykį patikrinimą. Ir dabar taip. Mano ragana nieko nedaro, bet mano kodas klaidų nemeta. Reiškia, duomenys yra išsaugoti. Aš turiu raganos duomenis ir turiu visų receptų duomenis. Taigi, ką reikia gaminti? Iš tikrųjų reikia gaminti to recepto, kurio kaina yra didžiausia,
Tai yra pagaminti tą receptą, kurio kaina yra didžiausia. Reiškia, aš prabėgsiu per visus receptus ir išsirinksiu patį vertingiausią. Tai bus kintamasis NR, kuris išsaugos to recepto numerį ir bus kintamasis kaina, kuri pradžia lygi 0. Tai yra, kol kas aš turiu nulinį variantą, bet kai išrinksiu geresnį receptą, šitą kainą mano pasikeis. Imu ciklą, su kuriuo tikrinu visus eliksyrus. Štai action count. Ir dabar eidamas per masyvą, tikrinu tokį dalyką. Jeigu receptai įtojo nario kaina yra didesnė už šito kintamo, kuris augo kainą dydį, tai tada kaina pasidaro lygų tam receptui, tai yra jo kainai, ir numeris yra išsaugomas receptai ID. Tai yra, aš išsisaugau to recepto ID, nes receptai yra verdami pagal jų numerį, bet ne masyvo eilės numerį, būtent pagal recepto ID. Nes čia jeigu padidinsiu, tai palaukit, parodysiu, šitas yra 57, čia 50, 45 ir čia 70. Reiškia, man turi išrinkti tokį skaičių. Ir tada virimo metu aš tiesiog išspausdinsiu numerį. Tuoj pažiūrim, ar padaro man receptą. Tai turėtų pradėti raganos dirbti. Tai padaro vieną receptą už 15 ir tada daro dar vieną receptą už 14. Štai yra 29 taškai. Tarp kitko, šitas kodas yra viena tokį niuansą, tai yra turi tokią kaip ir klaidą. Aš gal ir išrenku pagal kainą, bet gali atsitikti tokių dalykų, kad brangiausiam receptui gali neužtekti ingredientų. Reiškia, prie to pačio, rinkdamas pagal kainą, aš turiu patikrinti, ar tikrai užteks mano turimų ingredientų pagaminti šitam eliksyrui. Kaip tą patikrinti? Tai aš sakau taip, ne tik kaina turi būti didesnė, bet receptai įtojo nario inventoriaus nulinis narys sudėjus. Kadangi šitas dydis jis yra neigiamas. Ir prie jo pridėjus mano inventoriaus, tai yra ragana, nulinis inventoriaus numeris, čia yra teigiami skaičiai, čia yra neigiami skaičiai. Tai juos kartu sudėjus turi būti daugiau lygų 0. Tai yra, kad iš mano ingredientų turimų atėmus recepto ingredientus neturi būti mažiau 0, nes tada reikštų, kad man neužtenka ingredientų gamybai. Gerai, tai dabar taip. Čia dar vieną įdėsim. Tai čia bus, kad reikia dar patikrinti ir pirmus ingredientus. Tada dar reikia patikrinti ir antrus ingredientus. Ir dar trečius ingredientus. Dar kartą kartoju, viso to reikia tam, kad nesigautų tokia situacija, jog eliksyrui reikia ingredientų daugiau negu aš turiu. Vėlgi dar sykį spaudžiu replay. Tuoj palaukite. Va, viskas puikiausiai yra gaminama. Dar kartą pažiūrim, kiek taškų. Taškų 29, kas yra labai gerai. Na ir mano šitokį veikiantį kodą galime spausti testuoti arenoje. Tik tai šiuo momentu aš pasižiūrėjau, kad šitoje arenoje yra labai daug dalyvių ir dėl to šiek tiek užtrunka testavimas, nes vienu metu būna net iki 300 žmonių, kurie paleidžia testus. Dabar kaip pasitikrinti, tarkim, jūsų mokyklos vietą arba
kitką. O, pažiūrėkim šitą partiją, kažkodėl aš pralošiau. Tuoj, va čia galime pasitikrinti. Mano ragana nieko negamina kažkodėl tais, o turėtų gaminti 14, bet nieko negamina. Tokiu atveju, kai nieko negamina, galime paspausti, nusiųsti parametrus į IDE ir labai gerai, nes tada čia užkrauna būtent tą praloštą partiją ir aš galiu pažiūrėti, ką mano ragana daro. Ne, mano ragana šičia veikia. Tai gali būti, kad ten man parodė, dar seną kodo variantą, kur prieš tai skaičiavo. Dabar žiūrėkit taip, kodas jūsų yra neprarandamas, jis išsaugomas kiekvieną kartą paspaudus play arba po test jūs galite čia matyti anksčiau jūsų įkeltus kodus. Čia kaip matote dar su komentarais buvo įkeltas, paskui jau buvo įkeltas su struktūromis. Be to yra leaderboard lentelė, kurioje galite matyti, kiek yra surinkta taškų ir yra pilna lentelė. Paspaudus pilną lentelę, užkrauna atskirą langą, kurį galima, sakykime, išsifiltruoti. O, žiūrėkit, užimu 5000 vietą praktiškai. Galima išsifiltruoti pagal valstybę. Ir kaip galime pamatyti, kad iš lietuvių 130 vietą užima mokytojas iš LSMU gimnazijos, čia užima antrą vietą mokinys iš KTU universiteto gimnazijos ir taip toliau. Ir čia galite matyti tie, kas dalyvaus savo mokyklas ir matyti, kurioje vietoje jūs esate. Na, tikiuosi jums šitas mano filmukas padės pradėti dalyvauti konkurse. Na, o paskui jau visas veiksmas ir rezultatai priklausys tik tais nuo jūsų išmanymo ir fantazijos. Ką jūs čia padarysit, ką jūs sugalvosit, kokių kitų situacijų ir panašiai. Kągi, sėkmės!